Sakykime, jeigu vertinimas bus, kad netyčinis incidentas, Rusija turi ir privalo priemonių ir privalo imtis tų priemonių, kad tokių incidentų išvengtų, jeigu ne, yra pasekmes. Ir mes jas labai turime aiškiai susijęti. Čia yra tikrai protinga, aš abejoju, prasme, užaštrint kažkiek tai nori. Ar tai dabar yra susijęs su bendru noru ar tokiais pasvarstymais eskaluoti konfliktą, didinti įtampą pasienyje? Nenorėčiau užbėgti su tokiu vertinimu, tačiau, kaip matome, link rudens judame su vis tokiu didesniu karščiu, kuris ateina iš tolimesnės agresijos prieš Ukrainą. Aš nežinau, kurią pusę tai gali suveikti, ir taip jau Rusai yra užsitrigerinę. Ne, čia tiesiog tos sąsajos daryti nereikėtų, kol nėra kitokio vertinimo, nes tikrai neturėtume užsispekuliuoti atskirose temose, nes kaip ir dabar išlaikome preciziškai tikslę kalbą, apie ką eina kalba, apie tai, kad mes žinome, kad yra tokio pobūdžio svarstymai imtis tokių priemonių, siunčiame žinę, kad jų nepavyks to padaryti netikėtai ir mus prigauti su dideliu siurprizu ir tai, kad mes reaguosime labai staigiai ir aiškiai, tai yra viena serija priemonių. Ir viena situacija, kita situacija yra apie tai, kad Rusija nesijama prevencinių priemonių siekdama išvengti sąmoningai incidentų NATO pasienį. Tai čia aš to nesusiečiau. Žinoma, ilgainiui suprantame, kad viskas gali susiplakti į vieną. Ir jeigu mes tinkamai nereaguosime į tokio pobūdžio incidentus, jie padarys kitokio pobūdžio. Ir apie knygas, čia ne apie pajamas Rusijai, nekalbu apie rusakalbių. Jungtinės Amerikos valstijos juda paradoksaliai, tačiau greičiau negu kad Europos Sąjunga su sankcijomis Rusijai. Ką tik priėmėme 21 paketą į ne vieną Lietuvos primygtinį siūlymą įtraukti Rosatomą, įtraukti pagrindinės naftos kompanijas nebuvo atsižvelgta. Aš labai tikiuosi, kad mes tą padarysime, kalbėdami apie 22 paketą, kai Amerikoje kelias stumėsi dideliu tempu Lindsey Grahamo, amžinatelis Lindsey Grahamo sankcijų paketas.